Sveiki visi, aš esu Laurynas ir šiandienos pamoka skirta kobrai ant jojo. Atsiprašom, žinom, kad ilgai nekeliam pamokų, nes mokslai, šventės ir visa kita, bet dabar pamokas stengsime kelti taip dažnai, kaip tai galėsim. Kobra ant jojo yra džimbaro elementas. Prieš jį mokinantis reikia, aišku, išmokti laikyti nivelados poziciją ir taip pat patarčiau išmokti princą po vieną ir laikyti backleverį. Aš šitą pamoką padalinsiu į dvi dalis, taigi iš karto pereisime prie technikos. Pirma kobra ant jojo dalis yra pati ta pozicija, aš tą poziciją vadinu kobros pozicija. Laikyti šitoj pozicijai iš tikrųjų nėra labai sunku, kai tik perpratat. Čia tik reikia įsidėmėti, jūs turit pasistengti vos ne išsiriesti ant to savo rankos. Nes labai daug žmonių būna visiškai tiesus ir bando kabėti vos ne kaip backleverį ir iš karto išsisuka ir neišeina. Ir taip pat, aš laikau ant kairės rankos, tai aš savo kojas ir stengiuosi nukreipti kuo labiau į kairę pusę. Pats būt išsirietęs kuo labiau ant savo kairės rankos. Jeigu jums yra sunku perprasti, jums yra sunku laikyti šitoj pozicijai, taip pat galite pasinaudoti diržais. Paprasčiausia pasiemat už diržų ir bandote laikytis. Išeina, paimat vis žemiau, žemiau. Taip pat galite naudotis ne tik diržais, aišku, stulpo, galite laikytis už medžio. Antra dalis yra pats tas užsisukimas. Čia yra labai svarbu suvokti, kad jums nereikia stengti savęs užkelti nivelados pozicijos. Jūs turite pabandyti lyg užsisukti. Nes daugelis žmonių daro tą pačią klaidą, jie tai daro maždaug šitai. Pasiema ir bando save su kojom kažkaip užkelt. Ne, jūs atvirkščiai turit kabėdami gražiai užsiriesti. Kad perprast šitą techniką jums padėtų elementas, princas po vieną. Jis atrodo maždaug taip. Taip pat šiandien yra labai svarbu riesti priešingą koją rankai, ant kurios laikot niveladą. Štai aš darau ant kairės rankos, tai iš visų jėgų turiu stengtis riesti savo dešinę koją. Ir taip pat jūs iš pradžių galite mokintis su diržu arba laikydamasi už medžio, kaip ir mokinantis laikyti poziciją. Tai paprasčiausia pasiemat ir bandot užsiriesti. Vėliau pasiemat žemiau. Kol neperprasit pačios technikos. Taip pat iš pradžių kobra ant jojo lengviau bus atlikti su praskestom kojom. Kai jau gerai taip išmoksit, kojas galėsit laikyti kartu. Šiandien yra labai svarbu suprasti techniką. Kol jūs nesuprasti technikos, tai jūs ir nepadarysit kobra ant jojo. Taigi tai buvo kobra ant jojo pamoka. Tikiuosi, kad mano patarimai padės jums išmokti šitą elementą. Taigi stenkitės, mokinkitės ir tobulinkitės. Ir linksmų švenčių.